Sveiki. Привет. Šiandien man labai pasisekė. Man taip pat pasisekė. Kursiu video ne viena. Aš irgi ne vienas. Ir kursiu video su turbūt man vienu iš gražiausių Gagos bachūrų, tai Rėksnis. O aš kursiu video su man viena gražiausių Gagos panų, tai Elina. Merginų ir vaikinų nuomonių skirtumai. Taigi, manau, kad galime pradėti. Taigi, pradėkim, bet aš neatsakinėsiu klausimus. Aš arba pritarsiu Elinos nuomonėje, arba ją paneigsiu. Taigi, pradedam. Pirmas klausimas. Būtų įdomu sužinoti, ką viena ir kita pusė mano apie natūralumą, ta prasme natūralią išvaizdą. Aš manau, kad natūrali išvaizda yra gerai. Merginų natūrali išvaizda. Vasara tai turi būti būtinas dalykas, nes jeigu išeina pana čia į kiemą, čia pudros tonytė, čia špokliukas kišenytėj, tai manau, kad tai yra nieko gero. Da, man rodos, jeigu panos feistas toksai, kad atrodo, kad 4 tankai pravažiavę, nei tona podrytės, nei špokliukas kišenė jau nebepadės. Aišku, nesakau, kad jinai turi visiškai neprisižiūrėti, ten karočiai išeit susivėlus visą čia su fanarais kokiam, bet manau, kad natūralumas paneliai tikrai yra gerai. Aišku, ten ne tiek natūrali, kad visa ten čia karočią nesiskutų kojų, nes čia natūrali su gamtos vaikas, taip ne, taip negerai. O vaikinų natūralumas, nu ką žinau, kaip bachūras gali būti nenatūralaus grožio. Manau, kad bachūrai pas mus Lietuvoje ir natūraliai gražus būna. Aš taip pat manau, kad Lietuvoje turim tikrai natūraliai gražių panelių, bet atsiranda tokių, iš kurių špakliaus galėčiau antrus Seimo rūmus pastatyti. Antras klausimas. Kaip mergina ir vaikinas vertina tokį dalyką kaip meilę? Aš pasakysiu kaip mergina. Aišku, aš nesu ten labai ekspertė šitoj srityje, ten man nėra tiek metų, kad tikrai gerai žinočiau. Bet yra merginų, kurios meilę vertina kaip bachūro mašina, ten babkės, karočią dovanos ir panašiai. Čia karočią kietesnė, čia grandinėlė, čia prašau, kaip norite. Čia jau prie rimtesnių. O aš prie kokio stiliaus esu, kaip aš, ta prasme, šių metų vertinu meilę. Tai manau, kad meilė yra gerai. Aišku, jeigu susirandi žmogų, jo gali pasitikėti ir man meilė tikrai nėra pinigai, mašina ar kažkas tokio. Man meilė yra tikrai labai svarbu ir dėl jos galėčiau padaryti tikrai labai daug ką. Todėl nežinau kaip jūs, bet tokia yra mano nuomonė apie mano šio amžiaus meilę. Nu, aš nelabai galvoju apie tą meilę. Dar žodis tau žabą gaidį. Gerai, va meilė, visus myliu, va meilė, va. Trečias klausimas. Ką gali pagalvoti mergina, kai vyras grįžta, pavyzdžiui, žvejybos labai vėlai? Jeigu aš jo pasitikėčiau, tai aš nieko blogo negalėčiau pagalvoti. Nu, šiaip aš nesu tokia, kad ten netarinėju ir manau, kad ten, tu savo čia buvai pats panas, čia jau viskas, čia karočią duok, čia man puostyt save, ten karočią, čia nėra lūdažių, ne, pas mane tokių dalykų nėra, jeigu aš su žmogumi esu, tai aš turiu ir pasitikėti. Mano klausimo dalis buvo, kas būtų tokia, jeigu panai su draugiam pasibūsiu grįžtų užsibūsi tipo vėlai. Nu, žiūrint, kur ji buvo ir kas tos jos draugės, nes jeigu tos jos draugės yra kokie nors gėjai, tai nepriimtina visiškai. Oi, čia žiaurinis yra. Abiejų lyčių požiūris nuomonė apie seksą. Aš manau, kad seksas yra gerai, bet kas per daug, tas nesveika. Jeigu ten karočią tu turi žmogus, kurio nori būti, ten tau tikrai ten trauka yra, tada džiugu, sveikinu, ten tai turėtų sustiprinti viską. Bet jeigu tu ten nori, kad pas tave būtų visa ten orkaitė jau, kad ten tilptų, nežinau kas, tai jau geriau tu ten nevaryk karočią tiek daug. Bet manau, kad seksas yra gerai, jeigu, ta prasme, jisai yra iš jausmų, tai tikrai tada jisai negali nieko blogo padaryti, nesvarbu kiek tų metų ir ką tu jauti.
Taip, čia yra mano nuomonė. Visiškai palaikau šitą nuomonę, nes kai niežti kiaušus, juos reikia pasikastyti, o tai geriausias būdas padaryti yra seksas. Po to kitas klausimas yra, kodėl dažniausiai žiūri į vaikino išorę, o ne į vidų? Aš, pavyzdžiui, tai nežiūriu vaikino išorę tiek, kiek į vidų. Aišku, jeigu ten ateitų bachūras pas mane su treningais, nepultais, karočią savaitę, visas purvinas ten smirdantis, tai tada pasakyčiau, gal tu eik pasiplauk biškį ten, smegenis. O šiaip tai, aišku, visą laiką pirmas įspūdis būna išvaizda. Ir ką žinau, jeigu bachūras tikrai ten nėra ten, ką tu karočią čia tik duosiu tau į galvą toj, nes aš atkreipiu labai dėmesį į tokius bachūrus, bet aišku, ten atkreipiu ir pagalvoju, jo, kur mes gyvenam. O šiaip tai nežinau, man tai ta išvaizda nėra tiek svarbi, kiek vidus, nes ten gali būti belia koks, na, čia karočią soliariumas, čia viskas vietoj, bet tūpas tai kaip nežinau kas. Todėl aš iš pradžių šiaip atkreipiu dėmesį gerai į išvaizdą, bet jeigu bendrauju su žmogum, tai ta išvaizda man nebebūna tokia svarbi. Jeigu tiesiogiai atsakius šitą klausimą, man tikrai rūpi žmogaus išorė, nes man, pavyzdžiui, neįdomu, kas ten viduj pas kokią paną, kokie ten grobai, žarnos ir panašiai. O jeigu normaliai atsakius į šitą klausimą, tai visada bus atsižvelgta į išorę, bet visą bendravimo pagrindą vis tiek sudarys vidus. Po to 3 dalykai, kuriuos pamačius merginą, pirmą atkreipia dėmesį. Mano 3 dalykai. Tai pirmas dalykas yra plaukai. Antras dalykas yra akys. Ir trečias dalykas yra šypsena. Tai 3 dalykai, kuriuos aš visų pirma atkreipiu dėmesį, nes jeigu ten akys yra ten, tarkim, kaip man yra labai gražu rudas, ten tankios blakstienos, tai Jėzus Marija, jau aš ten lydausi, jau man ten viskas. Ir aišku, jeigu turi gražią šypseną, tai irgi yra labai svarbu, mano nuomonė. Taigi, 3 vietos, kur aš labiausiai žiūriu, tai visų pirma, aišku, legenda takas užpakaliuką, tai riebiau tariant šikna, toliau žiūriu į plaukus taip pat. Kiekvienai merginai tinka vis skirtingas plaukų stilius, bet man labiau patinka garbanotas negu tiesus. Nes karočią ten kai per daug jau užsitiesina, tai kai ta gerai atrodo per šią lempą. O trečia vieta būtų, liaudiškai tariant, papai. Buvo malonu man, kad atsirado žmonių, kurie norėjo, kad aš pagurčiau, kurie norėjo man čia padėti uždavę klausimėlių ir labai dėl to džiaugiuosi. Ir tada manau, kad jeigu dar pasiūlysit man temų, ir jeigu dabar nepasifeilinsiu, nedėksiu, tada manau, kad gal dar ką nors ir sukūrsiu. Pabandyk nepakurt. O dabar special for my kolega Reksny. Ačiū tavo aukselį, kad tu nepasididžiavai ir sukūrei man video, dėl to labai džiaugiuosi. Ir dėl bonkos dar kaip nors susitarsim. Nebus bonkės, žinai, kad degs. O šiaip labai miela ir malonu buvo kurti video su tavim. Buvo fainai, nežinau, patiko man. Fainas, tikrai. Ir tai va tada, ačiū tau labai ir va. Capita va bene.